komforto zonoje tai būni kada? Kada tu nusipirki šuniuką arba kačiuką ir tada tik sėdi Facebook'e, postini savo kačiuką, darai kotlečiuką, viskas va taip pat yra saugiai. Čia yra visiškas švaistimas laiko. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai, prie mikrofono Angelė, ir kalbėsime apie nuo šių metų birželio 1 dienos įsigaliojusius svarbius pasikeitimus, tai piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčius, ką jie reiškia gyventojams, kam paramos padaugėjo, kam galbūt keičiasi sąlygos. Apie tai kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiaja specialistė Gražina Gegienė. Sveiki, Gražina. Labą dieną. Dėkojame, kad sutikote išsamiau pasikalbėti apie pasikeitimus. Sakykite, kokie pagrindiniai piniginės socialinės paramos pokyčiai įsigaliojo nuo šių metų birželio 1 dienos? Nuo birželio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai. Pokyčiai susiję su gyventojų pajamų, turto ir kitų aplinkybių vertinimu. Tai esminiai pasikeitimai būtų tokie: panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenys gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenamčiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6,990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas, individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenys privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarka. Piniginę socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programuose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Na, o kurios gyventojų grupės labiausiai pajus šios pokyčius? Taip, šios pokyčius labiausiai palies mažas pajamas gaunančius dirbančius, pavyzdžiui, dirbančius nepilnu etatu, todėl, kad panaikintas reikalavimas dirbti bent 2/3 darbo laiko. Parama, pavyzdžiui, šildymo kompensaciją dabar galės gauti žmonės dirbantis pusę etato, 1/4 etato ir jiem nebus būtina sąlyga registruotis papildomai užimtumo tarnyboje. Taip pat šie pokyčiai palies ir šeimas auginančias vaikus su negale, nes į šeimos pajamas nebus įskaitoma vaiko šalpos negalios pensija. Tai reiškia, kad bendros šeimos pajamos sumažės ir šios šeimos lengviau gaus socialinės pašalpas bei didesnės kompensacijas. Pakeitimai palankus ir vienišiems tėvams, tai yra vienišoms motinoms arba tėvams. Anksčiau neprisiteisus vaiko išlaikymą socialinė pašalpa buvo skiriama tik vaikams. Dabar socialinė pašalpa bus mokama visai šeimai, suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį tėvai galės susitvarkyti dokumentus teisme.
Pakeitimai palankus ir nepasiturintiems gyventojams, kurie turi sukaupę didesnę nei iki šiol nustatytą pinigų sumą. Šiuo metu iki 6,990 eurų vienam asmeniui. Tai reiškia, kad asmenys turintis santaupų ar sukaupę tam tikrą lėšų sumą nepraranda teisės į piniginę socialinę pašalpą ar būsto šildymo bei vandens išlaidų kompensacijas, jei jų bendra turto vertė neviršija nustatytų normatyvų. Na, akcentuokite, kokie pagrindiniai išmokų vaikams pokyčiai įsigaliojo nuo šių metų birželio 1 dienos. 26 metų birželio 1 dienos įsigaliojo šios vaikus auginančioms šeimoms itin palankios naujovės. Padidėjo vienkartinė išmoka gimus vaikui, šeimoms, kurioms vaikas gimė po birželio 1 dienos, vienkartinė išmoka išaugo nuo 814 eurų iki 1036 eurų. Dar viena itin palanki naujovė neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš Sodros pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Dabar vaiko priežiūros išmoka skiriama visiems iki 2 metų vaikus auginantiems tėvams, globėjams ar įtėviams. Mokama 444 eurų mėnesinė išmoka. Bet noriu pabrėžti, jog gimus dvyniams ar daugiau vaikų vienu metu vaiko priežiūros išmokos dydis nedidinamas. Taip pat palankesnės sąlygos gauti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką, tai vadinamąją auklės išmoką. Šios išmokos tikslas padėti padengti iki mokyklinio amžiaus vaiko priežiūros išlaidas, kai mažylis nelanko darželio. Išmoka yra mokama, kai vienas iš tėvų globėjų dirba arba vykdo individualią veiklą, arba kitas mokosi, arba studijuoja mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje. Šios kompensacijos dydis 384 eurai 80 centų per mėnesį. Na, sakykite, kam tai aktualiausia, kokios šeimos šios pokyčius pajus labiausiai? Nuo 26 metų birželio 1 dienos įsigalioja įstatymų pakeitimai, aktualiausi naujagimių susilaukusioms šeimoms, kurios gaus didesnę vienkartinę išmoką. Taip pat pokyčius labiausiai pajus socialinio draudimo stažo neturintis tėvai, nuo šiol iki vaiko 2 metų gausintis 440 eurų kas mėnesinė išmoka. Taip pat finansinę naudą pajaus auklės samdančios šeimos bei vieniši ar vaikus su negale auginantis tėvai, kuriems supaprastintos sąlygos gauti socialinę paramą. Ar galima taip sakyti, kad daugiau dėmesio skiriama, tarkim, pažeidžiamiausioms šeimoms? Taip, galima teikti, kad įsigalioja pakeitimai labiau orientuoti į pažeidžiamiausias šeimas. Valstybė išplėtė finansinės paramos gavėjų ratą ir padidino išmokas tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Sudaroma daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Tai gal ir išsamiau paaiškinkite, ką žmogui svarbiausia žinoti praktiškai. Reikia iš naujo teikti prašymus, ar viskas perskaičiuojama automatiškai? Jeigu parama jau yra paskirta ir gaunama, prašymų iš naujo teikti nereikia. Jei anksčiau parama nebuvo skirta dėl netitikimo įstatymuose numatytoms sąlygoms, o dabar jūsų situacija atitinka naujas įstatymų nuostatas, turite teikti naują prašymą. Galima teikti naujus prašymus, kreipiantis į socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Tai reikia kreiptis, tai kur paprasčiausia, ar pas jūs, ar daug kas dabar tvarkoma per SPIS? Tai visi prašymai yra patogiausiai teikiami elektroniniu būdu per www.spis.lt. Bet galima prašymus teikti ir atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Tai būtų adresu Utenio aikštė 4, Utena į 112 kabinetą. Bet prieš tai reikėtų iš anksto užsiregistruoti telefonais. Tai galėčiau paminėti kokiais. Taip. Tai būtų +370 389 616 29 arba kitų numerių +370
389 504 60. Na, beveik prabėgo 12 dienų po tos birželio 1. Su kokiais klausimais žmonės dažniausiai kreipiasi po šių pakeitimų? Dažniausiai kreipiasi su tokiais klausimais, pavyzdžiui, dirbu pusę etato, ar tikrai man nebereikia registruotis užimtumo tarnyboje, norint gauti socialinę paramą. Taip pat klausimas dar kitas būtų, turiu santaupų, pavyzdžiui, 3 ar 5 tūkstančius, ar man dabar priklauso pašalpa, ar kita socialinė parama. Taip pat dar būtų vienas iš dažnesnių klausimų, noriu gauti išmoką vaiko priežiūrai, kur yra 444 eurai skiriami, bet neturiu darbinio stažo, kur man kreiptis. Dar vienas klausimas toks būtų, ar esu vieniša mama, bet vaiko tėvas oficialiai nenustatytas, ar galiu gauti socialinę paramą. Tai čia dažniausi klausimai, kurie yra užduodami. Ir gaunami atsakymai. Taip, visada kreipkitės į Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Ten tikrai gausite visus atsakymus, tik tai reikia turėti kantrybės, nes darbo, manau, turite tikrai labai daug. Taip, darbo turime daug, bet iškilus klausimams galim tikrai suteikti konsultaciją. Galiu pasakyti telefonus, kuriais skambinti galite drąsiai. Tai būtų +370 389 Utenos kodas 616 28 arba 370 389 63996 ir taip pat 389 616 29. Čia visi yra Utenos miesto kodai taikomi. Taip pat elektroniniu paštu galima užklausas teikti, tai elektroninis paštas yra socrūpyba vienas žodis @utena.lt. Taip pat pabaigai dar norėčiau priminti, kad nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos. Šie pinigai išmokėti nesiims į pajamas. Ačiū Jums už išsamius atsakymus į klausimus. Tai jeigu turite klausimų, kreipkitės visada į Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių, o kaip suprantu šiomis temomis, tai jums atsakys šios laidos pašnekovė, vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Dėkojame Jums už pokalbį, linkime sėkmės ir kreipkitės nurodytais telefonais į savivaldybę arba pasitikrinkite informaciją ir elektroninėse erdvėse. Taip, tai visą informaciją galima rasti kasmanpriklauso.lt. Tai ačiū Jums dar kartą ir geros dienos ir artėjančio puikaus savaitgalio. Ačiū ir visiems klausytojams noriu palinkėti taip pat gražios dienos ir artėjančio savaitgalio. Taip, iki malonaus. Viso gero. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.